norėtume šiandien padaryti trumpą video. Gal nelabai trumpą, bet daugiau skirta gal žiedininkam, nes artėja mūsų track day Kačerginėje. Mes norėtume parodyti, kaip mes patys ruošiame motociklus, kokie yra stabdžių diskai, stabdžių naujovės, stabdžių paruošimas, stabdžių kaladėlės, tą, ką naudoja sportininkai, didžioji dauguma sportininkų mūsų lygio, pasaulinio lygio, British Superbike'ų, Moto2. Ir norėčiau gal pradžiai parodyti, tai yra tiesiog paprastas Yamaha R1 diskas, kuris buvo naudojamas praeitą savaitę, kad Donington trasoj, iš tikrųjų aš nežinau, ar jau matosi ar ne, nuo šviesos, jis jau yra pradėjęs mėlynuoti, gavo labai didelį stresą, labai didelę temperatūrą, tai yra 320 mm skersmuo, tai yra 5,5 mm plonumo ir jie iš tikrųjų nėra blogi, kaip Yamaha originalūs diskai, nepalyginsiu su Suzukiu arba su Kawasakiu. Tai jeigu važiuojant toliau į British Superbike'us, Superstocką, leidžiama 20% storesni diskai, bet turi išlikti tokio pačio diametro. Tai 320 mm T-drive'ai, Motomasteriai 6 mm. Tai naudojama daug kas naudoja, tai yra, kiek žinau, Road Race naudoja, tai yra Amerikos Superbike'ai naudoja Superstock klasės, British Superbike Superstock klasė. Ir iš tikrųjų tai yra vienas geriausių upgrade'ų, kurį jūs galite padaryti savo motociklui. Mūsų komanda tą patį naudoja. Mes turime kiek unikalesnius diskus, tai yra 6,75 mm British Superbike'ų diskai. Jie yra pista basa. Tai yra narrow track, nes jie specialiai yra padaryti Moto2 kaladėlėm, kurios yra visiškai siauresnės, kad išnaudotų pilną rotation mass, kad būtų motociklas tiesiog žymiai lengviau keistų kryptis ir storesni, kad labai gerai perneštų temperatūrą ir kad žymiai greičiau sustotų. Toliau mes turime šitus monstrus. Čia yra World Superbike'ų autoriai, tai yra Brembo T-drive'ai. Tai yra didžiausi, ką galima uždėti ant motociklo, tai yra 336 mm, tai yra 6,25 storio. Ir palyginti dydį standartiniais stabdžių diskais yra tiesiog įspūdinga, stabdymo performances ir yra tiesiog fenomenalus. Tikrai norėčiau savo tokius užsidėti, bet dėja Kačerginė nereikalauja tokio agresyvaus stabdymo ir mes juos pasiliksime kitam kartui, kai važiuosime į kitas trasas. Čia norėčiau apžvelgti naujovę. Tai yra Yamaha R1 Brembo technologai, kurie kūrė Brembo Superbike diskus, World Superbike diskus. Jie išėjo atskirai pagal mano turimą informaciją ir sukūrė visiškai unikalius naujus stabdžių diskus. Tai yra, kaip jeigu palygintume, R1 neturi visiškai offseto, jis yra visiškai tiesus. Šiti realiai irgi neturi offseto, nes tvirtinimas yra plokščias, yra išnešimas visiškai kitoks padarytas. Jie yra padaryta pagal mašinų technologiją tam, kad šiti visi grioveliai esantys čia nuvalytų kaladėlę tuo momentu, kai jūs pirmą paliečiate stabdžius ir ją tiesiog deglazintų. Tai kadangi šitie stabdžių diskai, jie neturi jokių griovelių, jie tiesiog nuo tam tikros temperatūros, nuo nepriežiūros, jeigu stabdžiai nebuvo tinkamai prižiūrėta,
jie tiesiog su laiku užsipoliruoja. Jeigu, nežinau, ar matysi čia per kamerą, jie tiesiog pasidaro labai blizgus. Tai reiškia, kad stabdžiai, jie neturi stabdymo savybių, kaladėlės pradeda staigiai kilti temperatūrą ir dėl to jūs turite problemų su stabdžiais, ko pasiekoje rankenėlė jūsų pradeda sėsti ir sėsti. Taigi, Brembo inžinieriai sukūrė šitus tam, kad pirminis paėmimas stabdžių rankenėlės nuvalytų stabdžius, nes jie čia yra ganėtinai aštrūs, nuvalytų stabdžių kaladėlę ir ta pirminė jėga, kuris spaudžia stabdžių diską, apie 25% yra didesnė negu ant stabdžių diskų, kurie yra paprasti plieniniai. Ačiū, iš tikrųjų, Brembo, mes turėsim galimybę parsivežti į Lietuvą ir mes turėsime galimybę juos išbandyti Kačerginėje. Lauksime atsiliepimo tikrai greitų Lietuvos sportininkų, kurie važiuoja Yamaha irgi, nes čia yra konkrečiai surinkta Yamaha R1 stabdžių diskai standartiniam ratam, kad tiktų. Ir iš tikrųjų mes su nekantrumu laukiame rezultato, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų gali raideris atsakyti į tai, tai yra verta ar neverta pinigų. Patys stabdžiai, stabdžių paruošimas, kad būtų gal paprasčiau parodyti. Keletą klausimų turėjau į Kačerginę. Klausė, kada reikia keisti kaladėlės. Tai pirmas dalykas, kaladėlės mes keičiame tada, kada jos jau dėl netinkamos priežiūros arba gavę labai didelį stresą, jos pradeda kraipytis ir jeigu matote nugarėlėms sudėjus, jau jos yra nebetinkamos naudotis. Jau jos turi klibėjimą, jau mes, kad ir dar yra likę vadinamos mėsos, mes jau jas metame į šiukšlių dėžę. Stabdžių paruošimas. Šitus pačius diskus mes naudojame deimantinę kaladėlę, tai yra 200 rūpumo. Čia matote, mes juos tiesiog nuvalome, realiai po kokių kas 4-5 tragdėjus, tam, kad būtų geresnė stabdymo kokybė. Nes tai keičia žmonės kaladėlės, jie nežino, kokios buvo kaladėlės prieš tai, net tos pačios linijos kaladėlės jos gali skirtis. Ir kadangi kaladėlė, bet kuri, jinai gatvėms skirta, jinai žiedui skirta, mes nežinome iš tikrųjų, koks kompoundas buvo sudėtas, koks kietumas, koks mišinys ir ar tai net iš gamyklos išėję yra visiškai identiška. Mes nuvalome stabdžių diskus, nes bet kuri stabdžių kaladėlė yra skirta dirbti ant plieno, nes, kaip matome, čia kur nenuvalyta, čia yra padengta prieš tai buvusią medžiagą nuo stabdžių kaladėlių material ir mes nežinom iš tikrųjų, kokia buvo, kas tai buvo. Dėl to, jeigu mes vėlgi naudojame Z04 arba SBS DS1, DS2, kai kurie sportininkai mėgsta initial griebimą, dėl to mes dedam labai piktas kaladėlės, tai DS1, kurios tik prilietus rankenėlę iš tikrųjų turi labai nuostabę sustojimo savybės ir motociklas sustabdo ganėtinai labai greitai. DS2 kaladėlės, jom reikia temperatūros ir kad motociklas taip pačiai sustotų, jos po 3,5 sekundės stabdymo nuo 315 km/h, jų stabdymo jėga netgi viršyje DS1,
bet jie neturi pirminio paėmimo, kai jūs paimate stabdžių rankenėlę. Tai ką mes darome, mes į vieną suportą dedam vienas kalodėlės, į kitą kitas. Ir jeigu į trasą kaip kačerginėje, mes pasiruošime tik tai DS1, nes nėra ilgo užtesto stabdymo ir mes manome, kad šitos kalodėlės labiau yra pasiteisinusios kačerginiai. Tai nėra ilgų tiesiųjų kaip Slovakija, kaip Mugello, kaip Ispanija, Katalonija ir taip toliau. Toliau, sekantis dalykas, tai yra stabdžių skystis. Tai yra vienas svarbiausių gal dalykų. Numeris 1 rinkoje, kiek aš žinau, tai yra Castrol RSF. Tai naudoja World Superbike ir British Superbike, kiek aš žinau. Mano kaimynas dirba Formulėje 1 McLaren'e. Jie naudoja Brembo HTC 64, kurio virimo temperatūra yra čiučiut žemesnė negu Castrol RSF. Aš asmeniškai naudoju Halo P1, tai yra tie patys Brembo inžinieriai, kurie sukūrė stabdžių diskus naujus. Jie sukūrė šitą stabdžių skystį. Aš renkuosi šitą stabdžių skystį už tai, kad Castrol RSF jis iš savęs turi daug didesnę virimo temperatūrą, daug aukštesnė, tai yra sausa ir šlapia virimo temperatūra. P1 nusileidžia Castrol RSF, bet aš renkuosi dėl to, kad jisai pats iš savęs, jisai netraukia drėgmės, nes stabdžių skystis yra tiek išsausintas ir jis netraukia iš savęs į save drėgmę, kai mes keičiame, kai būna nuimtas bakelis. Dėl to jo charakteristikos pritraukus drėgmės arba kaip mažiau traukia, yra mažesnė tikimybė, kad jisai failins. Ir nereikia jo taip dažnai keisti, lyginant su Castrol RSF, kur mes važiuodavom British Superbike'uose, mes keisdavom maždaug kas 3-4 etapai jau stabdžių skystis praranda savo savybės ir mums reiktų tai iš tikrųjų padaryti. Kitas dalykas, tai yra stabdžiai, stabdžių paruošimas. Mes nenaudojame brake cleanerio, nes brake cleaneris, jeigu užsipurkštate ant odos, jos iš tikrųjų džiovina ir sausina odas. Lygiai tas pats atsitinka su jūsų gumytėmis. Mes naudojam, jeigu neturime ir esame išvykę kažkur, mes naudojame tiesiog paprastą feirį su šiltu vandeniu arba tiesiog naudojame Motul BioWash. Mes iš tikrųjų tiesiog kiekvieną kartą padarius 1 ar 2 trakdėjus, mes, kadangi nėra iš tikrųjų dulkių gumyčių, dasilų, mes privalome kiekvieną kartą plauti. Už tai pas mus stabdžiai, netgi ir pravažiavus visą trakdėjį, nėra visiškai jokių šiukšlių, jie yra visiškai švarūs ir jie puikiai juda tiesiog su pirštais. Tai gal tiek, tai yra pasiruošimas mūsų šitam trakdėjui. Mes norėtume iš tikrųjų pakviesti prisijungti. Trakdėjui mes daugiau apžvelgsime motociklą, jo priežiūrą, jo techninės savybės. Mes antradienį berods, ar trečiadienį, dar mes nenusprendėme, mes turime keletą amortizatorių, mes juos tiesiog išardysime, parodysime, kaip veikia, į ką atkreipti dėmesį, kaip veikia motociklo geometrija, kaip nustatomas prelaudas, pagal ką parinkti valvingą, kaip nustatyti, kokią spyruoklę jums rekomenduotina. Kažkurią kitą dieną, čia neturiu dabar prie savęs, bet mes pabandysime padaryti priekinių šakių nustatymą, mes duosime pagalbą nustatant motociklą, sustatant jo važiuoklės, jo geometriją, tą, ką mes turime iš savo patirties, nes
visą tai galima žiede daryti daug saugiau, kai yra kas parodo, kai yra galimybė pabandyti, bus iš tikrųjų daug laiko, bus open pit lane'as, galima važiuoti kiek nori, galima pabandyti daug variantų, mes parsivešime daug dalių, spyruoklių, tepalų, atsarginių dalių ir mielai kviečiame prisijungti. Visus gatvinius motociklus irgi, jeigu tai yra įdomu, jeigu turite problemų su važiuoklė, galite užsukti pas mus, mes nuo sekmadienio 9 dienos iki, man atrodo, savaitgalio mes būsime Kačerginėj, bet kuriuo paros metu galite užsukti, mes tikrai patarsime, padėsime, sureguliuosime jūsų motociklą, gal turėsite kažkokių kitokių techninių klausimų, norėsite kažkokių tai pamokų. Mielai kviečiame apsilankyti visus, ačiū uždėmesį, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto ir greito pasimatymo Kačerginėje.